tiesioginiai papuošalai, bet ir pati moters išvaizda. Jos grožis, kurį reikėtų saugoti nuo svetimų akių. O ta frazė išskyrus tai, kas neišvengiamai matoma. Ką ji reiškia? Illama mahara minha, ar ne? Taip, illa madahara minaha. Ji išties įdomi, jos interpretacijos šiek tiek skiriasi tarp mokslininkų, bet dažniausiai manoma, kad tai apima veidą ir plaštakas. Rankas. Taip, rankų plaštakas, galbūt tai, kas matosi tiesiog kasdienybėje, dirbant, veikiant. Supratau. Gerai, o toliau eilutėje turbūt pati, specifiškiausia dalis, kur daugiausia diskusijų kyla. Taip, čia prieiname prie, sakyčiau, esminio punkto. Ir te užmeta jos savo galvų apdangalus, humorichina, ant savų krūtinių, jųjų bichina. Šitie arabiški terminai yra labai svarbus. Humorichina ir jųjų bichina. Būtent, humor yra žodžio himar daugiskaita. Himar reiškia galvos apdangalą, skarelę, o jųjų reiškia krūtinę. Tiksliau iškirptė krūtinės sritį. Tai reiškia, nurodymas yra ne tiesiog dėvėti galvos apdangalą, kas galbūt buvo įprasta. Gali būti. Bet čia nurodoma konkrečiai. Bet konkrečiai juo pridengti ir krūtinės sritį. Tiksliai taip. Dauguma islamo mokslininkų tai interpretuoja kaip aišku nurodymą moterims dengti ne tik plaukus, bet ir kaklą ir krūtinę. Ir tam panaudoti jau egzistuojančią drabužio elementą, tą himar. Na, logiška manyti, kad galvos apdangalai buvo dėvimi ir iki tol, bet galbūt, ne visada taip, kad dengtų krūtinę. Gal laisviau rišami? Labai tikėtina. Šis nurodymas tarsi patikslina, kaip tas apdangalas turėtų būti naudojamas siekiant kuklumo.